Sveiki, gerbimi olimpinio mėnesio dalyviai. Mano vardas yra Artūras Sujeta, aš esu biomedicinos mokslų daktaras, taip pat ir buvęs sportininkas, kurio didžiausias pomėgis yra jėgos sportas. Ir šiandien aš noriu Jums papasakoti apie 3 labai svarbius komponentus, be kurių nei vienas sportininkas nepasieks savo sėkmės, o ypač mažiausiai. Tai žinoma yra mityba. Mityba ir baltymai, angliavandeniai bei riebalai. Atrodos visiems pažįstamos maisto medžiagos, tačiau ką yra ypatingai svarbu žinoti mažiausiams sportininkams, kad nepaisant to, kad jie yra maži, jie yra labai greiti, vikrus ir stiprus, todėl suvartoja pakankamai daug kalorijų. Ir, sakykime, įprastai 4-okas, 5-okas turi gauti pakankamą baltymų kiekį tiek prieš treniruotę, tiek po savo treniruotės kažkokios kitos fizinės veiklos. Na, kokybiškiausi baltymai ir yra būtent žuvis, liesa paukštiena, kiaušiniai, taip pat kai kurie pieno produktai, pavyzdžiui, varškė. Neįsigaskite, jeigu netoleruojate, sakykime, pieno dėl laktozės, tai galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Pienas be laktozės yra lygiai tas pats pienas, tiesiog laktozė yra suskaldyta į gliukozę ir galaktozę. Skamba kaip burtažodžiai, tačiau dėl šitų burtažodžių pienas taps tik tai saldesnis. Labai svarbi maisto medžiaga, apie kurią reikėtų žinoti kiekvienam sportininkui, tai yra angliavandeniai. Angliavandeniai mūsų kūne yra kaupiami ir naudojami tada, kada mums reikia greitos energijos čia ir dabar. Nesvarbu, ar jūs lakstote, ar jūs žaidžiate krepšinį, ar žaidžiate futbolą, ar tinklinį, ar užsiemate, sakykime, kovos menais. Angliavandeniai yra svarbiausias energijos šaltinis, kuris yra mūsų kūnuose saugomas kaip glikogenas. Ir geriausi šaltiniai angliavandenių tai aišku yra, sakykime, įvairūs vaisiai, daržovės, kuriuose aišku yra ir mikroelementų, vitaminų, kas taip pat svarbu, bet apie tai kiek vėliau. Ir savaime suprantama, nereikia pamiršti košių, avižos, grikiai, ryžiai, visa tai yra gerieji angliavandeniai ir neignoruokite virtų bulvių. Irgi neblogas pasirinkimas po treniruotės. Na ir paskutinė maisto medžiaga, tai yra riebalai, sakykime, daugiausiai kalorijų turintis maisto produktai, bet tų kalorijų tikrai reikia kiekvienam sportuojančiam vaikui. Ir kokybiškiausi riebalai, jeigu tai būtų galima pasakyti, tai be abejo yra omega-3 riebiosios rūgštys, kurios yra žinomos kaip, sakykime, dažniausiai augalinės kilmės arba gaunamos iš tokių produktų kaip riebi žuvis. Ir šioje vietoje mums tikrai gali padėti 3-4 patiekalai per savaitę, kuriuose dominuoja lašiša, tunas, menkė, kitaip tariant, riebi sveikatai palanki, sakykime, žuvis. Ir, aišku, nepamirštame tokių dalykų kaip avokadai, kurie galbūt savaime nėra pats skaniausias pasirinkimas, tačiau iš jų galima paruošti labai skanias salotas, kurios tikrai padės jūsų sveikatai. Taigi, šios 3 medžiagos, baltymai, angliavandeniai ir riebalai yra būtinos kiekvienam sportuojančiam jaunam organizmui. Vartokite maistą 3-4 kartus per dieną, nepamirškite svarbiausio patiekalo, tai yra pusryčiai. Ir kas labai svarbu, prisiminkite, vartodami sveikatai palankų maistą, jūs būsite ne tik stiprus, vikrus ir gražus, bet sveikatai palankus maistas yra labai svarbus ir mokymosi rezultatams. Kitaip tariant, didelis bicepsas yra gerai, bet gerai veikiančios smegenys yra dar geriau. Linkiu visiems sėkmės.